Susiruošėm, susikruojam daiktus susimeliu ir leikiam į mašiną. Važiuosim į kanalą, į viešbutį jau nebegrįšim. Lauks mūsų keturvietės finalas, ir tai bus paskutinė repeticija prieš olimpinės žaidynės. Viendaugėlis su gėlytėm ateina. Medalininkas vakar 3 vietą laimėjo Sandė. Ulelė, va, jėgų pilnas Artūras, puikiai nusiteikęs. Mindė renkas ilgesnį apšilimą, todėl jis išeina vienvietę. Mes darysim įprastus su keturvietėm. Tai va, tik pradedam ruoštis dabar apšilimui. Kasimas. Ką užsiminėjai, kokia veikla? Žiūrėjau biškį į distanciją prieš vėją. Visai man patiko. Šilom gerai. Prakaitas va. Gali tada suvykti, arba gali, jeigu atsidėkęs, tada numušti. Tai reiškia, kad sakyti. Bet visą laiką turi kontroliuoti, kad laikyti. Įsikipti vidutinį laiką visą laiką. Ir taip, sakyti, kuo tolygiau. Tempo dadėdėjimą. Sunkiai, labai sunkiai. Šiaip gerai išdėsim jėgas. Mane mūsų pusybė. Komanda šauniai padirbėjo. Kiek turi? 14 pusė. 16 dienų. Viskas, kas virš 12 yra sunku ant laktatų. 16-9. Dėjau būstas tas žiaurinti dėlės. Come stronger. Kažkurio pabūsimas nepataikė vyro. Nors jisai metė ir pats krito. Va tai va buvo. Ir tada jaučiu, tu tik vienas dirbi, o mes kiekvienas savo. Nes ritmo nebeliko. Krito ir galvoju, kaip čia taikyt, nejaučiu. Nes jaučiu, kad tik vienas žmogus dirba, pagalvojau, kad tu. Kadangi Ignas geriausiai jaučiasi, matosi, kas nedadirba. Na ką, chebrytė grįžta. Gal geriau ryšk valtis. Ryšim valtis. Ir kelsim sparnus atgal į Lietuvėlę. Laukia ilga kelionė. O va, galit ir paduot. Iš karto apsukę. Valtys pakrautos. Tai va, mėly draugai, Europos čempionatas jau pasibaigė, apibendrinant
rezultatas nėra prastas, nėra gal kokio tikėjomės, bet žinom savo klaidas, žinom, kur dar stengtis, ką tobulėti, liko 2 mėnesiai iki pagrindinių varžybų olimpinių žaidynių. Tad sekit mane YouTube kanale ir žiūrėkit mūsų pasirengimą ir toliau. Ačiū Jums. O mane sekit Instagram kanale. Tokiu formatu.